spėkit, kur esu. Atkeliavau į šiltus kraštus, į vasarą, Ispaniją, Barceloną. Turėsiu 5 dienas ir pasidalinsiu šią kelionę su jumis. Vienu žodžiu išvažiavau 3:30 nakties iš namų. Po to nulėkiau į oro uostą, ten 2 valandos ir 6 ryto išskrydom į Barceloną. Ir čia Barcelonoje atsidūriau 8:30 ar 8, nežinau, dabar jau beveik 9, tai čia dar kol į autobusą nuėjau, tai dabar pusvalandį maždaug pagal viską, kiek domėjausi, reiks važiuoti autobusu. Pasirinkau autobusą, labai paprastas dalykas, kas 10 minučių, ar kiek ten važiuoja tie autobusai. Ir tiesiai iki miesto centro. Na ką, atvykau į viešbutį. Dabar reikia išsikraut. Pasižiūrėsiu, ką čia turiu. Ir visokių čia prisėmiau pakrovėjų, lasdų, selfių stikų šitų. Tai šiandienos planas mano yra toks, kad dantų pastą reikia išsiimti. Vienu žodžiu, šiandienos toks planas yra, kad dabar šiek tiek užkanu, pasiėmiau sumuštinių iš namų ir lėktuve nepavalgiau, kažkaip mėgojau, nesinorėjo valgyti, o dabar jau alkį jaučiu, be 10 ryto dabar yra. Ir šiek tiek užkasiu, išsikrausiu ir tada keliausiu į La Rambla, pagrindinę čia gatvę tokią centrinę Barcelonai. Ten prasieisiu ir po to reiks papietauti taip jau rimčiau. Ir po to, jeigu pavyks, nuvažiuosiu į parką. Park Güell. Labai gražus parkas. Ir jeigu pavyks, ir jūs ten kartu pasiimsiu. Taigi šiandien laisva diena, rytoj persikraustysiu į kitą viešbutį, nes mano paskaitos prasidės šeštadienį paskaitų laikas ir sekmadienį paskaitų laikas. Tai galėjau atvykti čia penktadienį, bet atvykau ketvirtadienį, nes nebuvo lėktuvų. Penktadienį ten naktį reiktų atskristi į Barceloną. Tai pagalvojau, kad apsimokėjau atvažiuoti dieną anksčiau. Tai va, o rytoj jau keliausiu į tą viešbutį, kuriame vyks mano paskaitos 2 dienas, šeštadienį ir sekmadienį. Tai va toks planas. O pirmadienį grįžtu atgal į Lietuvą, atgal namo. Ir dar reikia parodyti jums viešbutį. Šiandien toks mažiukas viešbutukas, vieno kambario viešbutis, 7 aukšte, vaizdelis, toks, sakyčiau, tradicinis kaip pietų šalyse. Kažkaip jie mėgsta daryti tokius kambarius, kad saulė nepatektų, kad ne taip karšta būtų. Tai va, ir labą dieną. Tai va toks kambarėlis, kuriame apsistosiu 1 naktį tiesiog. Tarpinė stotelė. Keliaujam pasižiūrėti Barcelonos centrą. Taigi pirmas dalykas, ką darysim, tai pasivaikščiosim pro pagrindinę Barcelonos gatvę, kuri vadinasi La Rambla. Ir pereisiu ją iki pat prieplaukos. Tai va, o paskui pavalgyt ir tada į parką. Tikiuosi pavyks. Kaip visada, pietų šalyse daug motorinių visokių transporto priemonių. Ten Apple parduotuvė.
Šiandien gal užeisim ten, o dabar keliaujam tiesiai. Pažiūrėkit, kokia vasara. Aš tiesiog galvojau, kad dar rytas ir dar termometras rodė 8 ir kažkaip keista nusiimt striukę, dar kažkaip galvojau paimsiu dėl viso pikto, bet žiūriu, jau šilta darosi, jau ir atsisekt reikia. Tai mačiau, po pietų bus šiandien 15 šilumos, įsivaizduojat, kaip gera ištrūkti į tokį nuostabų orą ir atsipūst, pasikrauti D vitamino. Tiesiog atrodo kitas pasaulis. Kaip pas mus visokios kalėdinės girliandos miestuose kaba, taip ir čia blizgučiai. Teko nusirengt striukę, jau darosi vis karščiau ir karščiau. Po šito prasiėjimo, kai eisiu maisto dar nusipirksiu, tai reiks jau kažkokius kitus rūbus dėtis. Čia tai šilta. Praėjau visą La Rambla gatvę pagrindinę, nusipirkau ledų tokių kaip Italijoje, labai skanių, bet kaina dvigubai didesnė nei Italijoje ledų. Pirma diena Barselonai. Šiandien viena iš tokių, sakyčiau, šalčiausių ir dabar yra 13 šilumos. Žiūrėjau, šeštadienį bus 17, 16-17 kažkur tai. Tai vat, vienu žodžiu svajoju apie maudynės. Labai norėčiau įlyst. Atsimenu šito taku einant. Tiesiai, ten galima prieiti labai gerą pliažą. Jeigu teisingai atsimenu, nes čia kažkada jau prieš, nežinau kiek čia metų, 11 gal, pirmas kartas Barselonai buvo, tada prieš keletą metų vėl buvau, bet taip nebuvo laiko čia taip daug vaikščiot, kai tada buvau. Tai vienu žodžiu, žiūrėsiu, rytoj norėtųsi prie jūros nueiti, tikrai. Būt prie jūros ir nenueit prie jūros, nežinau. Barcelonoje esu 3 kartą ir pirmą kartą Barcelona labai man patiko, nes atsimenu, buvo kovo mėnesis, Vilniui buvo pilna sniego ir tada atvažiavom ir va toks oras buvo. Tai buvo mano pats toks pirmasis išvažiavimas iš žiemos. Pajautimas tokio greito pasikeitimo. Tai va, antrą kartą buvom po to prieš porą metų, tai ten vasara. Na ir dabar trečias kartas ir vėl puikus, bent jau pradžia. Tai labai sėkminga, labai gera. Tik tai pagrindiniai gatvė šį sykį labai daug remontų. Visa gatvė remontuojama. Ir taip tęsiasi, va čia yra ta pradžia ir iki pat galo va tokie va remontai. Ką padarysi? Atėjau į žymųjį Barcelonos parką. Park Güell Gaudí,
kol įėjau, tai teko padirbėti, nes pasirodo, jeigu nori įsigyti bilietą, vienu žodžiu, ten su QR kodais užpildyti vardą, pavardę, adresus, ten visokius reikėjo. Ir tada kortelės numeris, suvedimas, visokie tokie dalykai. Užtruko, karšta, saulė. Į pavėsiną jau ne taip karšta, bet kam to reikia? Daug paprasčiau būtų tiesiog sumoki ir viskas, ir gauni bilietą. Dabar tiek vargo. Nu gerai, vargas atliktas, viskas padaryta, o dabar pasigrožėkim. Esu čia buvęs, tai jau antrą kartą atvykau ir šį sykį vėl geras oras. Šiaip Barcelonoje kiek kartų buvęs, visą laiką geras laikas čia yra, geras oras. Ir šitas šaunusis parkas, praeitą sykį prieš porą metų, kai buvome, nepavyko čia apsilankyti, esu čia buvęs gal prieš kokių 12 metų, tai pagalvojau, kad šį sykį vėl verta čia užlėkti. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas gražu, eina savo. Kaina bilieto, jeigu kam įdomu, tai vienam žmogui 18 eurų. 18 eurų už šitą grožį. Ir dabar aš esu ant kalno, nežinau ar ten matot, ten toli jūra yra. Vienu žodžiu, pasakiškas grožis. Dažnai mėgstu sakyti, kad žmogui labai svarbu judėjimas, žmogui labai svarbu būti gamtoje, žmogui labai svarbus grynas oras, žmogui labai svarbi saulė. Ir jeigu tai darome, pasijaučiame gyvi, pasisemiame energijos, stiprybės, pasikrauname savo baterijas. Taigi, darykite tai, kai tik galite, kai tik pasitaiko proga, judėkite, būkite saulėje, grynam ore ir panašiai, ir pamatysite, kaip pasipildys jūsų atsargos. O kaip ten nusileisti? Atsimenu aną kartą, kai buvom, tai kažkaip radom kelią. Manau, ir dabar rasiu. Aha, spėju, kad ten reikia eit. Ir tada kažkaip nusileisim prie šitų gražių namukų. Praeisim pro tą driežą. Ir tada išėjimas. Ir bus apeitas visas parkas. Visai buvau užmiršęs, kad dar yra štai šitas grožis. Na ir priėjom tą ypatingą vietą, kur visi fotografuojasi prie to spalvingojo gyvūno. Kiek žmonių susirinko. Hello, don't sit. Hey, yeah, don't sit. Na ir viskas, apėjau visą parką. Tikiuosi, kad nieko nepraleidau. Na ir dabar jau 4 valanda. Dar yra laiko iki sutemos, nes čia temsta 5:30. Tai daugiau saulės, ilgesnė diena nei pas mus. Tai galima dar kažką per 1,5 valandos nuveikti.
gal žiūrėsiu, gal kažką sumastysiu. O, štai ir grįžau į viešbutį. Ir taip praėjo pirmoji diena Barcelonoje, pasidalinau su jumis. Taip iškart atlėkiau į viešbutį, paskui po to parko jau norėjau pailsėti. Tai dabar eisiu jau ilsėtis. Na, o su jumis susitiksiu antroji vlogo dalyje, jau rytoj. Tad iki rytojaus.